Sveiki draugai! Šios pamokėlės apimtyje noriu papasakoti Jums apie kaip kurias programos Picasa galimybės. Šitos programos pagalba mes galime ant paveikslėlių uždėti tam tikrus užrašus. Vat apie šitą mes ir dabar pakalbėsime. Jeigu jūs šitos programos neturite, mums pirmoje eilėje reikia ją atsisiųsti. Atsidarykite savo naršyklę, nesvarbu, ką jūs naudojate, Mozilla Firefox, ten Opera, Google Chrome ar tiesiog Internet Explorerį. Atsidarykite Google'ės paieškos sistemą ir štai čia į paieškos langelį parašykite tokią frazę: atsisiųsti Picasa. Ir štai pati pirmoji nuoroda, čia yra Picasa Google, jinai mums ir tinka. Jinai suteiks mums galimybę atsisiųsti lietuvišką variantą. Tačiau lietuviškai jinai įsidiegs tuo atveju, jeigu pas jūs yra sulietuvinta operacinė sistema. Jeigu operacinė sistema bus angliška, tai tada žinoma ir šitos programos visas interfeisas bus taip pat anglų kalba. Važiuojam, spaudžiam kairiuoju pelės mygtuku šitą nuorodą ir atsidariusiame langelyje mes turime paspausti štai šitą didelę mėlyną knopkę su užrašu atsisiųsti Picasa. Spaudžiame kairiuoju pelės mygtuku vieną kartą, iššoka atsisiuntimo langelis, kur mūsų klausia patvirtinimo ar įrašyti šį failą. Taip, spaudžiame įrašyti ir štai čia jisai atėjo į direktoriją pavadintą atsisiuntimai. Aš dabar nuleisiu į apačią Mozilla Firefox'ą ir parodysiu Jums, kur šita direktorija būna kaip taisyklė visuose kompiuteriuose. Štai čia yra ženkliukas. Šis kompiuteris, этот компьютер, rusiškai rašo, my computer gali būti. Čia priklauso dabar nuo operacinės sistemos. Šiuo atveju čia yra Windows 10, todėl šito ženkliuko pavadinimą jie išvertė kaip šis kompiuteris, этот компьютер. Nesvarbu, yra kompiuterio tokia piktograma. Gali būti jinai tiesiog parodysiu dar ant 7 Windows, kompiuteris, matot, tokia gali būti piktograma, nesvarbu. Svarbiausiai, kad reikia atidaryti tą kompiuterį. Ir paspaudus 2 kartus ant šitos piktogramos, jūs įeinate į tą direktoriją, kur rodomi yra jūsų visi kietieji diskai ir taip toliau. Čia kairiai pusėje taip pat yra visokios direktorijos ir panašiai. Štai čia yra pratraukimo juosta, šita, ir kairiai pusėje jūs turite susirasti tokį ženkliuką, arba panašus gali būti, ir downloads, atsisiuntimai ar atsiuntimai, rusiškai zagruski. Ir paspaudus šitą eilutę, jums atsidaro ta direktorija, kur mes ką tik atsisiuntėme šitą programą Picasa 39 setup, matot? Tai kitas būdas, dabar čia uždarysiu, pakeliam atgal naršyklę. Kitas būdas pasiekti šitą direktoriją yra tiesiog čia, kur yra tas atsisiuntimas. Čia turėtų pas jūs irgi būti tokia rodiklytė į apačią. Pas mane yra šitas progresas rodomas todėl, kad dabar šiuo metu yra siunčiamas dar vienas failas. Žiūrėkite, paspaudžiu kairiuoju pelės mygtuku šitą ikonėlę, iššoka štai toksai langelis. Šitas failas pas mane siunčiasi, o Picasa yra atsiųsta jau. Ir dabar, kad patekti į tą direktoriją, kur jinai atsisiuntė, spaudžiame tiesiog ant ikonėlės arba ant visos šitos eilutės, nesvarbu, bet kur. Matot, jinai tokia yra pažymėta pilkesnė. Spaudžiame dešinį pelės mygtuką ir su kairiuoju iššokusiame langelyje atverti aplanką. Čia su kairiuoju. Ir štai atsidaro ta pati direktorija. Tai matėte, 2 būdai, kaip galima patekti į šitą direktoriją. Puiku. Iš šitos direktorijos mes dabar bandysime įdiegti pačią programą. Naršyklė mums nereikalinga, todėl aš ją numetu į apačią, o iš instaliacinės direktorijos, dabar kur yra atsiųsta, pradėsime diegti Picasos programą. Šitas ženkliukas šalimais, toksai skydelis, jisai
kalba apie tai, kad programa prašosi kad ją paleistumėme administratoriaus teisėmis. Todėl teisingiausia ją įdiegti būtų administratoriaus teisėmis. Tam tikslui spaudžiame ant šitos programos dešinį pelės mygtuką, dešinį, ir žiūrėkite, toks pat ženkliukas yra, matot? Ir čia yra parašyta, kad zapuskat įmenį administratorą, angliškai run as administrator, arba lietuviškai ten paleisti administratoriaus teisėmis. Ir šitą eilutę, jūs ją tiesiog nesumaišysite su nieko, nes žiūrėkite, toks ženkliukas turi šalia būti. Paspaudžiame kairiuoju pelės mygtuku vieną kartą. Ir dėmesio. Dabar įraše šito jūs nematysite, bet patamsėja ekranas ir per vidurį išmeta tokią lentelę su klausimu, ar jūs norite leisti šitai programai padaryti kažkokius tai pakeitimus jūsų kompiuteryje. Na, tipo įsidiegti. Taip, suprantat, jeigu mes paspausime neigiamą atsakymą, vadinasi, bus programa užblokuota ir jos į kompiuterį neįsidiegti. Mes turime sutikti teigiamai. Tai nesvarbu, kokia kalba pas jūsų operacinė sistema, spauskite teigiamą mygtuką. Yes, taip arba da. Pas manęs da yra, kadangi rusiška operacinė sistema. Tai patvirtinam teigiamai su kairiuoju pelės mygtuku. Ir nuo šito momento jau prasideda pačios programos diegimas. Čia yra pirmoji knopkutė, kurią reikia paspausti kairiuoju pelės mygtuku ir sutikti tuo pačiu su licenzijos sąlygomis. Spaudžiame kairį pelės mygtuką. Šitame langelėje keisti nieko nereikia, nes kelias, kur įsidiegs pati programa, yra jau nustatytas automatiškai. Ir paspaudžiame šitą vidurinį vėl mygtuką ustanavyt, install arba įdiegti. Irgi su kairiuoju pelės mygtuku. Praėjus keletui minučių šitą žalia juosta daeis iki galo ir mūsų diegimas bus užbaigtas. Taip, na va. Dabar čia yra kelios varnelės. Atkreipkite dėmesį į faktą, kad trečia varnelė, ką jinai rašo. Отправить в Google анонимную статистику использования. Na, jeigu jūs norite, kad jūsų visi tie panaudojimo rezultatai būtų į Google išsiųsti, tada galit palikti tą varnelę, bet šiaip aš tai ją nuimu. Reikia tiesiog šitame kvadratėlėje vieną kartą spustelėti kairiuoju pelės mygtuku ir ta varnelė nusėjimai. Dar sykį spustelėjus, jinai vėl užsideda. Vėl paspaudai, vėl nuėmei. Visos kitos varnelės gali būti. Čia, kad padarytų ikonėlę ant darbastalio, kad tokią pačią ikonėlę sukurtų greitame paleidime. Nu, ir trečioji ikonėlė, šita varnelė bus, kad po to, kada mes paspausime čia gatova, baigta tenais, ar, kaip ten angliškai, dar neatsimenu, donė gal, ir ta programa tiesiog pasileis iš karto automatiškai startuos. Nu, ir spaudžiame gatova su kairiuoju pelės mygtuku, taip pat vieną kartą. Ir štai, atsirado, matėte ant darbastalio trumpai piktogramą, paskui aš jums parodysiu. Dabar čia, dėmesio vėlgi, ką čia mums rašo? Использовать программу Picasa по умолчанию для просмотра следующих типов файлов. Taip. Iš tikrųjų, yra čia taip. Jeigu mes naudosime šitą variantą, tai tada pati Picasa bus kaip pagrindinė mūsų visų paveikslėlių peržiūros sistema. Bet iš tikrųjų, jeigu jūs naudojate kitą, kokį nors programinį produktą, kurio pagalba žiūrite nuotraukas ir paveikslėlius, todėl geriau yra neįspolzovat programų Picasa Photo Viewer. Būtent demonstracinė. Spaudžiame čia ir spaudžiame gatova. Taip, viskas. Nuo šito momento, čia dabar galime uždaryti. Čia dar jinai mums siūlo atsisiųsti
tokią programėlę, kur automatiškai į Google gali išsiųsti mūsų fotografijas. Nu, aš pavyzdžiui šito dalyko nenoriu. Ačiū, sakau, net spasiba. Ačiū, ne. Na ir viskas. Nu, dabar dar jungiasi prie savo tinklapio programa. Čia su visokiais pasisveikinimais, su visokiom padėkom, ko mes naudojamės jų programinę įrangą. Tiesiog uždarome. Čia užverčiam kortelę. Šitą kortelę taip pat mes galime užverti. Na, čia kadangi pas mane siuntimai, tiesiog numetu į apačią šitą langą, jisai man jau dabar trukdo. Ir taip, dėmesio. Kada jūs pirmą kartą paleisite programą, čia jums dar išmes vieną tokį langą, kur programa tiesiog paklaus, kur norėtumėte atlikti skanavimą ir iš kur programa turi surasti visus jūsų paveikslėlius. Ir yra tokie du apvalūs taškiukai. Reikia pasirinkti, kad skanuotų kompiuterį, ne atskiras ten kažkokias direktorijas, ten darbastalį, mano paveikslėliai, bet kad skanuotų visą kompiuterį. Ir jūs nustebsite. Programa po kurio laiko, čia va toksai va iššoks tokia eilutė ir jinai pradės skanuoti, rinkti visas nuotraukas jūsų kompiuterį, ne tik nuotraukas, visus paveikslėlius. Ir kas svarbiausia, jinai ištrauks net iš tokių vietų, kur jūs gyvenime galbūt net ir nežinojote, kad yra ten tų paveikslėlių. Tai ir programuose visokiose, ir šiaip užmirštose direktorijose ir taip toliau. Todėl šitą programą galima bus dar naudoti kaip labai šaunų jūsų foto ten ar paveikslėlių archyvą tokį organizatorių. Bet apie tai kalbėsime jau kitose pamokėlėse. Dabar šiuo atveju aš jums noriu parodyti, jau programą mes turime ir kas įvyksta. Kada yra surinkta jau duomenų bazė, kada programa praskanuoja jūsų visą kompiuterį, kairiai pusėje štai čia atsiranda direktorijos. Ir čia galime mes pasirinkti būtent tą direktoriją, kurią norime ir iš ten išsirinkti savo tiesiog reikalingą paveiksliuką kažkokiam apdorojimui. Čia Zagrūski, na čia kažkas ne to. Gerai, desktop. Desktop yra darbastalis. Šiuo metu ant darbastalio aš kaip tik turėjau padėjęs vieną paveikslėlį, va šitą. Ir aš jį noriu būtent panaudoti pamokėliai ir jį, daleiskim, aprašyti. Arba kodėlgi ne. Galiu ir šito paimti. Va. Paspaudžiam ant šito paveikslėlio, va, pažymėjau aš jį parodyti, kuris. Paspaudžiu 2 kartus, bet jūs, sakau, galite iš šito meniu išsirinkti tą direktoriją, kurią jums reikia. Paspaudžiu 2 kartus, tuk, ir štai atsidaro šitas paveiksliukas. Ir čia kairėje pusėje yra įrankių meniu. Dabar dėmesio, kartais būna tokių atvejų, kad įdiegus programą, pačioje pirmoje pozicijoje būna ne šitas įrankis, tas raktelis, bet gali būti toks, gali būti šitas, gali būti šitoks, gali būti ir šitoks. Jeigu jūs nematote savo šitoj kairiai pusėje šito įrankio A, B, C, todėl jums reikia būtinai paspausti šitą raktelį, kairiuoju pelės mygtuku. Tada programa persijungia į pirmą poziciją ir dabar mums yra pasiekiamas tas įrankis, kurio pagalba mes ant paveikslėlio galime uždėti tekstą. Spaudžiame, dabar nuotrauka jau yra mūsų įkelta, spaudžiame kairiuoju pelės mygtuku šitą ABC ikonėlę vieną kartą ir atsidaro būtent kitas įrankiukas su visais nustatymais, kur mes jau dabar galime sėkmingai rašyti kažkokius savo tekstus. Ir taip, štai čia viduryje yra parašyta. Čia šiuo atveju pas mane, kaip sakiau, rusiška operacinė sistema, todėl viskas ir pati programa turi visą rusišką interfeisą. Jeigu pas jūsų bus sulietuvinta sistema, viską čia jūs matysite lietuviškai. Visi tie pavadinimai, viskas bus lietuvių kalba. O čia yra parašyta, kad įvesti tekstą bet kurioje vietoje šito lango. Na ir mums ko bereikia, tiesiog paimti, spraktelėti kairiuoju pelės mygtuku, čia, prapuolė, matėt, tas užrašas ir štai čia pradėjo mirksėti toksai kursoriukas. Jeigu jūs jį dabar įžiūrite, neįžiūrite, nebėda, to jau mes jį padidinsime. Tam tikslui, kad padidinti, reikia paspausti tiesiog čia
išmatavimas ir dantuką va tą ir pasirinkti kokį nors didesnį, nu, sakykime, 20. Va, matėte, dabar čia pradėjo mirksėti didesnės. Na ir dabar, tiesa dar, kad parodyti, kad tikrai šita programa dar palaiko, kas svarbiausiai, ir lietuviškus šriftus, būtent tas mūsų specifinės raidės, Ž, Č, nosinės, visas ilgasis ir taip toliau. Reikia pervesti rašymą į lietuvių kalbą. Pas mane yra padarytų 3 kalbas, štai anglų, rusų ir lietuvių. Persivedu šriftą, rašymą į lietuvių kalbą. Ir dėmesio, nu kągis, pradėkim ką nors rašyti. Nu va, padarėme tokį užrašą. Dabar, ką mes galime su šituo užrašu atlikti, kokias manipulacijas? Manipulacijų mes galime atlikti iš tikrųjų gana daug. Dabar žiūrėkite, tuo metu, kada pradėjome spausdinti, visas šitas tekstas apsivedė va tokiu rėmeliu. Dabar, kada įvedame kursorių į rėmelį, atsiranda va toksai apskritimas. Įvedus kursorių į apskritimo centrą, į centrą, matote, kursoriukas pavirto į tokį kryžiuką. Dabar, jeigu šitą kryžiuką mes tiesiog paspaudžiame kairiuoju pelės mygtuku ir laikome, mes dabar visą šitą tekstą, kaip matote, galime nešioti po visą šitą nuotrauką ir paleisti jį atnešus ten, kur norime, kad būtent šitas tekstas puikuotųsi. Palikim čia, per vidurį. Dabar žiūrėkite, turime dabar 2 variantus, kaip galime padidinti raidžių gabaritą. Pirmas variantas. Svarbiausia, kad būtų pažymėta. Jeigu dabar yra nepažymėtas, rėmelio nėra, matot. Jeigu norim atlikti redakciją, reikia būtinai kur nors šitų raidžių zonoje paspausti kairį pelės mygtuką ir užsideda vėl rėmukas. Tai ir dabar einame didinti raides. Pasirenkame štai čia razmer išmatavimas raidžių, išskleidžiame tą dantuką ir čia yra dar pratraukimo juosta. Ir tik žiūrėkit, užvedus pelę ant skaičių, šriftas didėja, matote? Nu, daleiskim, dabar pasirinkim tokį, koks čia 36. Ir norint jį pritaikyti, reikia tiesiog paimti ir paspausti kairį pelės mygtuką. Ir jisai prisitaikė. Dabar įvedam vėl, kol gauname kryžiuką į centrą šitą apskritimą ir visą tą tekstą paimkime ir patraukime į centrą. Nu, tiesiog išlyginti galim. Paleidžiam. Dar vienas variantas, kaip galima padidinti tekstą, yra toksai. Įvedame į vidų ir šiek tiek pastumėm, kad rankytę pavirstų kursorius. Žiūrėkit, matot, čia yra toksai raudonas taškiukas ir toksai apskritimas. Reikia tiesiog ant šito užvesti ir pavirto į rankytę. Paspaudžiam kairį pelės mygtuką ant šito raudono ir laikydami galim tempti į dešinę. Tempiant į dešinę tekstas didėja, tempiant į kairę tekstas mažėja. Ir buvo dabar kitas klausimas, kaip skaitosi galima dar paimti ir pavartyti. Matot, kaip aš galiu pasukinėti. Tai jeigu į kairę, į dešinę, tai didėja, mažėja, o jeigu keliu už šitos vietos dar užspaudęs į viršų, tekstas sukasi, kaip matot, į prieš laikrodžio rodyklę. Jeigu tempiu į apačią, tekstas pasisuko pagal laikrodžio rodyklę. Tai šitas efektas, jis taip pat yra pakankamai įdomus ir galima jį panaudoti, būtent jeigu norit taip ant nuotraukos uždėti skersą tokį užrašą. Tai dabar sekantis dalykas dar yra priklausomai nuo to, kaip jūs rašote tekstą, ar tas tekstas jūsų ilgas, galbūt kažkoks ketureilis. Ir jeigu norite toliau pratęsti tekstą, tada tiesiog kursorius, kaip yra paskutinis žodis parašytas, ant klaviatūros paspaudžiate Enter klavišą ir matote, rėmelis prasiplėtė ir leidžia jums dabar rašyti
kitą eilutę. Nu, čia taip ir parašykime, kad rašome čia antrą eilutę. Nu va. Ir dabar, jeigu mes iš tikrųjų pabandysime pakoreguoti čia, žiūrėkit, jau dabar kyla abi eilutės kartu. Matot, jos susirišo vis tiek, todėl kad tas rėmelis jas apjungia į vieną bendrą tokią redaguojamą zoną. Ir lygiai taip pat čia už šito galima abi eilutės kartu ir padidinti, ir pamažinti. Toliau. Kokius mes dabar turime įrankius, kad galėtumėme pareguliuoti, paredaguoti būtent šitą mūsų tekstą. Na, pirmą, žiūrėkime iš viršaus kairiai pusėje. Tai būtų šriftas. Tik atkreipkite dėmesį, kad norėdami reguliuoti, turime būtinai paspausti. Matot, rėmelis dabar yra nuimtas, vadinasi, čia reguliavimas nebeturės prasmės. Tiesiog neleis mums reguliuoti. Jeigu norim reguliuoti, reikia kur nors ant raidžių paspausti, kad užsidėtų rėmukas. Va dabar nuo šito momento jau mes turime galimybę čia reguliuoti. Taigi, pirmas variantas darome, keičiame šriftą. Išskleidžiame va šitą dantuką ir tiesiog žiūrėkit, tik užvedus kursorių ant šrifto pavadinimo, jisai pradeda įdomiai visaip šriftą keisti. Visokias formas. Ir čia tų šriftų, už šito pratraukimo įrankio galit patraukti, yra begalės. Palaukit, aš dabar žinau vieną tokį monotipę kursyvą. Yra toksai ar ne? Modern. Aha, čia tokio net nematau. Ir dabar žiūrėkite, kaip kurie šriftai, matote, ką padarė, būtent mūsų specifinius simbolius išmetė arba klaustukus, arba kvadratukai gali būti ir ne visus palaiko. Tai reiškia, kad mes turime tada ieškoti tokį šriftą, kuris teisingai vaizduos mūsų specifinius lietuviškus simboliukus. Nu, matot? Ne visi jie iš tikrųjų palaiko lietuvių kalbą. Todėl būtent reikia pasirinkti. Nu, šitas šriftas palaiko. Gerai. Daleiskim, mums šitas šriftas patiko, todėl paimkim su kairiuoju pelės mygtuku vieną kartą ant šito šrifto ir paspauskim. Ir tada šitas šriftas prisitaikė. Dabar jisai yra jau panaudotas mūsų raidėm. Toliau, ką mes dar galim padaryti? Čia mes turim, kaip ir Word'e, gal teko matyti, bold skaitos yra pastorintas, irgi ne visiems tinka šriftams. I paverstas. U toksai pabrauktas. Nu, tam tikslu, jeigu reikėtų, daleiskim, tą tekstą išskirti, pažymėti, taip, tada naudojamas tas pabraukimo įrankis. Išjungiame. Boldas. Šiaip pats šriftas, kada yra toksai pariebintas, pastorintas, tai tada šitas įrankis kaip ir nedirba, matot. Bold. Bet jeigu buvo plonesnės raidytis, kitą šriftą mes pasirinktumėm, tai tada akivaizdžiai matosi, paspaudus bold, čia pastorėjo tos raidės, dar sykį paspaudus, jos sugrįžta vėl į pirminę padėtį. Toliau, sekantis įrankis yra išlyginimas. Va šitie trys ikoniukai. Ką jie išlygina? Žiūrėkite, jeigu yra pirmas paspaustas, tai reiškia, kad visas tekstas lyginasi pagal kairį šoną. Matot, antra eilutė taip pat eina lygiagrečiai pirmajai. Dabar žiūrėkite, jeigu aš paspausiu pagal dešinį, antra eilutė, kaip matote, peršoka ir išsilygina pagal dešinį pakraštį. O jeigu aš paspausiu centras, vidurinį, tai antra eilutė stoja lygiai į centrą. Automatiškai pasidalina šitie kraštai, atstumai ir išsilygina pagal centrą. Čia vėlgi, priklausomai nuo jūsų paveikslėlio, nuo jūsų tekstų, nuo visko kitko, jūs pasirenkate, kaip lyginsite. Nu, paliksiu pakol kas iš kairės pusės, nes taip įprasčiau yra žiūrėti, kad, nes ir skaitome mes tiesiog iš kairės į dešinę. Tai dar apėjome vieną įrankį.
Toliau, ką dabar mes galime dar pakeisti? Mes galime pakeisti raidžių spalvą. Vat, yra baltos. Už tai atsakingas yra štai šitas kvadratėlis. Matėte, kada užvedėme kursorių ant šito baltą kvadratėlę, čia yra spalva balta. Paspaudžiame jį kairiuoju pelės mygtuku. Va. Iššoka štai tokia paletė. Ir dabar užtenka mums šitą kursoriuką pavedžioti per šitą paletę. Tik vedžiojam, aš niekur nespaudžiu dar. Va. Pasirenkam kažkokias tai konkrečias spalvas. Va, čia daug. Va, tokia raudona gali būti. Nu, va, panaudokim tokią. Ir jeigu šita spalva jau mums tinka, tada šitoj vietoj, va tą pipetę, tiesiog kairioji pelės mygtuku, takšt ir spustelėjom. Ir spalva prisitaikė būtent jau va tokia. Dešiniai pusiai toliau yra sekantis įrankis. Juodas va fonas. Ir štai čia šalia yra toksai šliaužikliukas. Kada šitas šliaužiklis yra patrauktas į kairę pusę, tai nėra kantelės apie raides. O jeigu aš pradėsiu traukti šitą šliaužiklį į dešinę pusę, ant raidžių užsidės kantukas ir būtent šitos juodos spalvos. Žiūrėkite. Spaudžiu ir tempiu. Va, matot? Dedasi juodas kantukas. Va. Ir kuo toliau trauksiu į dešinę pusę, tuo to kantelio storis didėja. Ir matot, per vidurį liko tik tai raudonas šriftukas. Va. Nu, palikim tokį storį kantuką. Ir dabar, kas įdomiausia, tą kantuką mes taip pat galime pakeisti spalvą. Tiesiog dabar spaudžiame ant šito spalvos pasirinkimo įrankio su kairioju pelės mygtuku. Kartais reikia tiesiog paimti ir kelis kartus, nes pirmas iki paspaudus dingsta tas paletės langelis. Kelis ikius perspausti ir tada jisai užsifiksuoja. Ir dabar žiūrėkite, einant jau per paletę spalvų, matot, spalva raidžių yra pati raudona, nes mes turim tekstin raudonai pasirinkę. O kantuką dabar jau mes galime kaitalioti. Va. Žalias, toksai melsvas, mėlynas, violetinė, tokia geltona spalva. Ir čia priklausoma jau nuo jūsų paveiksliuko, nuo jo spalvos, nuo jo nežinau, kitų tokių dalykų. Pasirenkate, kad tas šriftas toksai, dabar tokio paliksiu, kad tas šriftas tikrai komfortiškai žiūrėtųsi, nes suprantate, dar yra vienas patarimas. Raidės turi būti kontrastingos jūsų pagrindo atžvilgiu. Kad nebūtų taip, kad ir raidės, ir pagrindas būtų labai panašios spalvos ir tam vargšui vartotojui atėjusiam į jūsų resursą ir kur jūs patalpinote tą savo jau šedevrą, kad reikėtų labai jau įtempti regėjimą ir bandyti šifruoti, kas ten yra parašyta. Raidės neturi lietis, neturi būti jos labai artimas pagal spalvą. Jeigu yra šviesus fonas, vadinasi tamsios raidės. Jeigu yra tamsus fonas, vadinasi šviesios raidės. Turi dominuoti jūsų užrašuose. Čia tiesiog yra tik patarimas. Toliau. Tai su šitais įrankiais mes taip pat išsiaiškinome. O čia yra nerodyti, jeigu šitą žiūrėkit paspausiu, matėt, liko būtent tas apvadėlis, o viduje spalva nusijėmė. Arba antrą kartą paspaudus vėl rodyti. O čia apvaduką tada vėl pastumėme tiek, kiek norim. Va. Tai nepamirškite ir šitos variantus, šitaip taip pat galima pamanipuliuoti ir tiesiog padaryti labai įdomias, gražias raides. Ir, dar vienas įrankis, čia yra prazračinas, skaidrumas. Toksai, kaip pasakyti, permatomumas. Žiūrėkit, atsiprašau. Dabar, jeigu šitą šliaužiklį užspaudęs kairiuoju pelės mygtuku aš tempiu į kairę, matote, jo raidės tampa tokios permatomos. Va. Ir čia yra minimalus. Vos yra įžiūrėti. Šitas efektas yra naudojamas, jeigu, daleiskim, žmogus nori tiesiog savo nuotrauką pažymėti kaip savo autorystę kažkokią. Čia dar galima pačioj padrašyti, kas autorius.
dabar parodysiu konkrečiai. Čia paspaudžiame vėl ir patempiame į dešinę, kad būtų pilnas skaitosi ryškumas. Ir dabar žiūrėkite, niekas mums netrukdo vėl padaryti naują bloką, kuris bus jau nebe šito rėmelio apimtyje, bet kitas. Spaudžiame tiesiog vėl žemiau rėmelio. Va, matot, paspaudžiau žemiau rėmelio. Arba va, čia kairiau galima paspausti. Ir dabar mes parašysime autorių. Nu, kas? Jeigu tai nuotrauka, autorius gali tiesiog savo vardą, koksai, va, koksai Jonas Jonaitis. Ir dabar čia, šitame rėmelyje, mes galime keisti ir gabaritą, vat už šitą patraukus, vat matėt jau. Mes galim jį ir pasukti, va. Ir mes galime pakeisti raidžių spalvą. Va, juodą galim palikti. Galim nuimti apvaduką apie raides. Ir galime nuimti skaidrumą. Ir va, matote, paliko toksai vandens ženklas. Va. Ant nuotraukos. Jisai vos yra įskaitomas, bet jisai yra matomas. Jeigu šiek tiek jums trūksta, galite čia patemti tą šliaužikliuką prozračinas į dešinę pusę. Ai, atsiprašau, norint atlikti korekciją, turi būti paspausta. Rėmelis vat, ant to užrašo būtinai turi būti. Va, paspaudžiam ant užrašą, atsiranda rėmelis ir dabar galime toliau koreguoti. Va, matot? Va, biškį paryškinam. Ir šitokiu būdu yra įdedami vandens ženklai. Ir dabar, jeigu jūs norite viską atšaukti, čia yra toksai kryžiukas, atmėna. Uždaryti tą instrumentą ir išeiti iš to redagavimo. Ir tas paveikslėlis nebus nieko pakeistas. Čia yra panaudoti, priimti tuos jau mūsų atliktus nustatymus. Ir ikonėlė bus tokia žalias su varnele. Spaudžiame priminyti va šitą įrankį jau po to, kada mes tikrai tą visą paveikslėlį aprašėme, sutvarkėme. Paspaudėme priminyti ir štai visi nustatymai, viskas yra jau pritaikyta ir dabar belieka mums šitą paveiksliuką išsaugoti. Tam tikslui spaudžiame štai čia file, arba failas bus, jeigu lietuviškai su kairiuoju pelės mygtuku. Ir štai čia turim pasirinkti ne išsaugoti, o išsaugoti kaip. Jeigu mes paspausime išsaugoti arba karštųjų klavišų kombinaciją Ctrl ir S raidę, tai tas mūsų originalus paveikslėlis, jisai persirašys ir jisai taps va su šito užrašu. O jeigu mes originalą nenorime sugadinti, o norim jį palikti kaip buvo, o įrašyti šitą paveikslėlį su pakeitimu jau kaip kitą, kaip atskirą paveiksliuką, todėl reikia spausti sachranit как. Arba angliškai ten save as, lietuviškai tikriausiai taip ir bus išsaugoti kaip. Ir spaudžiame su kairiuoju pelės mygtuku. Šitą funkciją, jinai iškviečia va tokį langelį, kur mes galime nurodyti vietą, kur mes saugosime. Na, visų pirma, dabar reikia čia kairiai pusėje pasirinkti. Nežinau, jūs galite saugoti kur norit. Aš labiau esu pripratęs atlikti tuos veiksmus taip. Pirma, išsisaugoju ant darbastalio, o paskui pažiūriu ir nuo darbastalio iškeliu tą paveikslėlį ten, kur jau man reikia. Tai vat, pirmas visada darbastalis. Pasirenku, atsidaro darbastalio turinys, va čia direktorijos. Ir dabar čia va man belieka kokį nors suteikti vardą. Nu, tai paveikslėlis buvo originalas pavadintas, todėl tą patį vardą siūlo ir čia. Bet man užtenka, nu, daleiskim A1, va. Ir trumpas ir viską. Arba tiesiog rašote kažkokį tai informatyvinį žodį, kad būtų bent jau pagal pavadinimą aišku, kas tai yra per paveiksliukas. Ir paspaudžiame sachranit, įrašyti arba save, angliškai bus. Spaudžiam kairiuoju pelės mygtuku, viskas. Dabar žiūrėkite. Numetame šitą programą į apačią ir štai ant darbastalio, kaip ir buvo nurodyta programai, išsisaugojo šitas paveikslėlis. Ot, galutinis yra mūsų darbo rezultatas.
Nu kągi, smėlėjai, atrodo, papasakojau apie būtent užrašų darimą viską, o šituo, žinoma, šitos programos galimybės dar neapsiriboja, bet apie tai papasakosiu kitose pamokėlėse. Ir taip jau čia užsitęsėmis pakankamai ilgai. Taigi atsisveikinu ir iki sekančio malonaus.